Nu ką, senai besimatėm. Paskutinį video turbūt kėliau prieš 2 mėnesius. Šiaip nežinau, dėl ko buvau apsileidęs ties to YouTube'u, buvau apstojęs kelti, bet jau pats laikas sugrįžti. Ir sugrįžtame šiandien su penktadienį, dabar šiek tiek esu ir pasikeistęs programą. Man penktadienį yra Upper Day. Tai šiandien darysiu Upper'į, viršutinę dalį, kas įeina... Ką aš realiai darau, netiksliai dabar neatsimenu. Pristraukimus, man atrodo, darysiu svoriu. Kažkokį chest presso movementą. Tai arba incline'ą, arba tiesiog chest press'ą. Plėšimą. Nu, vienu žodžiu, pamatysite eigoje. Nežinau. Šiaip nežinau, dėl ko buvau realiai nustojęs kelti. Kažkaip neprisiversdavo, atrodo. Šiaip jau pats noriu visai nufilmuoti, jau norėjau nufilmuoti. Tai pasižiūrėsim, kaip sekas, kaip progresas. Galiu iškart pasakyti, nebuvau labai lokininės čia paskutinius mėnesius. Svoris 76 stovi. Nu, galėtų būti geriau, bet jo, viskas kitas kaip ir pusė velnio. Tai tuomet eisiu aš kažką greit užkast, turbūt kažką, kad anglies tiesiog greitos. Davarysim į džimą su sese ir pasižiūrėsim, kaip ten kas seka. Sesė, man atrodo, irgi darys kažką iš Upper. Šiaip nelabai klausiau, daug nėra jos, tai jo, sutiksim tada ir pasižiūrėsim, kaip sekas, kaip ten kas. Nu ir parodysim jum. Pamiršau paminėti, kad pasikeičiau šį programą, kadangi egzaminą mokausi daugiau, tai tiesiog ruošiuosi, kiek ten šiaip galėčiau daugiau dar ruoštis, bet, nu, įdedu kiek galiu, kiek netingiu. Ir vienu žodžiu pasikeičiau programą šiek tiek, nes nevaidavau 5 kartus savaitę į džimą, dabar einu tik 4, bet darau 2 kartus per savaitę kojas. Tai aš darau pirmadieniais kojas, nu, tipo lower body, antradienį darau viršų, tai yra krūtinė, rankos, pečiai, nu viską apimu upper, tada trečiadienį poilsis, ketvirtadienį, penktadienį kartoju vėl kojos upperis, bei šeštadienį, sekmadienį, laisvadienį, nu, ta prasme pasiemu rest days, nors būna kartais, kad nueinu padaryti kokias rankas arba pečius. Ką, tada baigiam plėtkus, einu aš susiruošiu, einu kažką užkasti, susimatome už pačio džimo. Atvarėm pavalgyti per džimą. Kalbam grilį. Nepaėdėm, matome. Tai atvarėm pavalgyti dar tik tais. Tai vienu žodžiu, tikėkimės gera direktė bus, nes bus pavalgę, a ne? Ne. Tai va. Skanaus mums. Nu ką, sveiki, atvarėm į džimą. Šiandien darysim chest pressą, pradėsim nuo chest presso, paskui daryti pristraukimus su papildomu svoriu. Tai tada dedamės, padarom trumpą apšilimą, darom chest pressą, žiūrėsim kaip jausis, pažiūrėsim kokį svorį, šiaip galime darysim jaučiu kokius 2 sunkius working setus ir paskui daryti plėšimą daugiau setų. Žodžiu, padariau ką tik setą, žodžiu, tikiuosi normaliai girdžiuos. Darau su tram 5 per pusę, padariau 9 repus. Išprašau, svoris pats tas, 40 būtų per daug. Gal kitą trefkį reikės tada pabiškai didintis. Bet jo, visai gerai jaučiuosi krūtinę, eisim daryti po to pristraukimus, tai žiūrėsim kaip seksis. Jo, tiek žinių. Nu tai padarėm chest pressą, realiai visai decent krūtinės pumpas, aš tokia tik 2 setus darėm, dabar eisiu daryti iš karto nugarą, daug kas galvotų, nu šiaip nežinau, kaip kas darytų, bet esu matęs žmonės, kur daro upper days, tai daro krūtiniai 2 pratimus, tada nugarai 2. Aš darau krūtinę, nugarą. Tai kad vienu metu šiek tiek pailsėtų krūtinė kitam pratimui, kad galėčiau pušinti. Ir tiesiog asmeniškai tiesiog jaučiasi daug smagiau, kai biškai pakaitalioji daugiau jėgų ir gali geriau pušinti. Paskui eisim pasidaryti pečių, kažką įsimesim vieną kitą pratimą. Rankytės papumpuot ir dabar darysim arba weighted pull-upus, arba paprastus. Bet 2 setai sunkus, tai jaučiu darysiu weighted su plus 10
Ir žiūrėsim, kaip seksis, gal net daugiau reikės pasimti. Stengsiu padaryti kokius 8 repus. Pažiūrėsiu, kaip seksis nuo tų weighted, o paskui gal padaryti kelis seto gale paprastus, ką operatorė. Vienu žodžiu, pažiūrėsim, eigoje pamatysite. Tai tada užsimotyvuojam, einam padarom setą, pasifilmuojam, pasižiūrim, kaip jis atrodo. Nu, tikėkimės viskas gerai. Važiuojam. Žodžiu, pasidarėm pull-upus ką tik, viskas liuks, 2 setus pasidariau. Pirmam setė su 12 padariau 7 repus, antram setė dariau su 8 padariau, šiaip taip pamečiau skaičių šitą, nežinau, turėčiau apie 8, gal 9 repus padariau. Visai decent, tada dabar lekiam, pasidarysim krūtinės plėšimą ir parodysiu, kaip setupinos krūtinės plėšimą. Šiek tiek nebedarau to pačio ant paprasto peg deko, dabar darau ant cables, tai čiū lekiam ten iškart pasirodysiu. Ir turbūt daugiau pakomentuosiu, kodėl taip ten darau. Gerai, vienu žodžiu, pasiam stipinam suoliuką. Čia svorio daug nereikia. Stipinam suoliuką. Čia apšiliminis. Sėdi. Eik iš priekio filmuoti. Sėdi. Op. 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 Ir svarbu jaus krūtinę. O paskui, ko man patinka šitas, kai būtai nebegali, taip grįžti ir tokius press movementų dasimušia. Žiauriai geras krūtinės pampas. Ir jo, žiauriai geras krūtimas, žiauriai gerai jaučias krūtinė. Jeigu nebandėte darot paprastus ir nepatogų pečiam ar dar kažkam, būdai pabandykite šitą, pakomentuokite, ar jeigu pabandėt, kaip sekėsi. Nu, ir juos padėjau, nes šitas žiauriai man asmeniškai padėjo. Krūtinį jaučiu po kiekvieno seto, dabar po kiekvieno treniruotės, po kiekvieno workouto. Tai viskas žiauriai liuks. Tada varom pasidarom darbinį setą. Gerai, vienu žodžiu, pasidarėm realiai visą trefkę. Pamiršom nufilmuoti, kaip darėm bicepsą, bet nesvarbu. Einam dabar pafleksinsim. Trefkę ganėtinai decent, pažiūrėsim kaip pampas. Už angle maxinsim baisiai, už light maxinsim, ką įmanoma. Čia iš karto filmuosiu ir TikToką, priseksiu TikToką pačioj description'e. Būtinai pažiūrėkit, palaikinkit, subscribinkit, kažkaip laipų neberenka TikToką. Negerai, nesusau kelt YouTube turbūt. Bet nieko, pasifilmuojam, pasižiūrim kaip pampas atrodo. Realiai šiai trefkiai viskas. Tai jo, šiautautas smilti, čia įmėsiu kažkur Instagramą, čia. TikToką nežinau, ką tu naudoji. Ir viskas tada. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatom kitam video.